Sveiki, aš esu Giedrė, 3 kurso dietetikos studentė ir šiandien pagaminsiu labai maistingą ir subalansuotą patiekalą, manau, tinkantį visiems, skaitant tiek lėtinėmis ligomis sergantiems, tiek absoliučiai sveikiems žmonėms. Ir šiandien norėčiau susipažinti su mūsų komisijos nariais. Mano vardas Kotryna. Aš Sigita. Mindaugas. Tai ką, nieko nelaukiant, ko gero ir pradedam, ar ne? Tai pirmiausia, pradėsim nuo bulvių. Galima naudoti iš tiesų ir saldžias bulves, ir paprastas mūsų lietuviškas baltas bulves. Tai jas tiesiog supjaustau tokiais nedideliais kubeliais. O saldžios bulvės kaip čia keičia žaidimo sąlygas? Iš esmės, maistinė vertė praktiškai nesikeičia. Saldžioj bulviai yra šiek tiek karotinoidų, tai yra antioksidantų turinti medžiaga. Bet iš principo maistinė prasme tai kaip ir esmės nekeičia. Tai ar naudosim paprastą bulvę ar saldžią, tai saldžios bulvės šiek tiek gal skonis skiriasi, jinai vis tiek to tokio salsvumo daugiau turi savyje, tai man asmeniškai skaniau paprasta mūsų lietuviška bulvė. Visiškai sutinku. Nes jeigu būtų saldi bulvė, viskas. Aš esu keletą kartų bandžiusi, bet dėja man kažkaip nepasitvirtino, man net ir tekstūra nepatinka. Košytė tokia nepasidaro. Vis tiek šiek tiek krapmalos struktūra keičiasi, tai šiek tiek... O bulvės į šitą patiekalą į kažkurią dienos dalį nustumia, tarkim, arba vakarienę, arba pietus? Iš principo, pagal visas antiuždegiminės mitybos principus, pietum ir vakarieniai turėtume valgyti baltymus su daržovėm. Tai bulvė kaip ir prie daržovių neprisiskaito, bet kadangi šitam patiekale bus tikrai daug šviežių daržovių, tai gausim ir skaidulų, ir gerų riebalų, bulvė tikrai čia nepamaišo ir tiek pietum ir vakarieniai tikrai puikiai tinka. Ir be to aš esu už tai, kad apskritai jokių maisto produktų neturėtume bijoti ir ar ten bulvę kartais suvalgyti, ar kažką tokio, kas teoriškai galbūt ten turi kažkokių tai dalykų, kurių norisi vengti, tai ten, kad kartais suvalgysim, tai tikrai nieko tokio. Ir čia jas paprastai be druskytės, be nieko dedam. Ir pučiuką padruskinsiu ir pipiriukų uždėsiu, tai kad būtų tokio skonio. Jeigu neturim karšto oro gruzdintuvės. Orkaitė puikiausiai galima. Orkaitė. O jeigu virti? Orkaitės neturim. Jeigu virti? Manau, kad irgi puikiausiai tinka. Visi. Aš visai mėgstu košytę bulvių, man patinka. Bulvių košė tai net nežinau. Aš ne be sviesto, bet grietinės, gink dievę. Ne, jau. Sveikai, ne? Sveikai. Paprastai su šakutė bulvę susitikiu. Taip, dietetika. Kas tai yra per abrakadabra? Taip. Gerai, mūsų keps apie 20 minučių. Kokia temperatūra? 180 ir 20 minučių. Tai va. Dietetika. Dažnai labai žmonės klausia, kuo skiriasi dietologas nuo dietisto. Tai esminis skirtumas yra, kad dietologas yra gydytojas, kuris baigęs yra mediciną. Ir gydytojas, kaip žinom, gali išrašyti vaistus ir pas jį kreipiasi žmonės, kurie jau turi kažkokių tai rimtų sveikatos sutrikimų. Dietisto apskritai veiklos sritis yra, dietistas gali dirbti tiek ligoninėje, tiek vaikų darželį, tiek visuomenės sveikatos centruose, tiek individualiai su klientais. Ir mes labiau esame orientuoti į tokį, praktiką. Ne? Tai va, tai mes neišrašom vaistų, mes galim sudaryti valgiaraščius, mes galim šiaip konsultuoti žmonės prevencijos klausimais. Tai aš esu labiausiai linkusi tą būtent prevenciją. Sveikatos man šitas sritis kažkaip labiausiai patinka ir tikrai tikiu, kad su mityba galim labai daug ką padaryti, užkirsti kelią ligoms. Arba, jeigu jau liga yra, tai bent jau kažkaip koreguoti tą būklę. Tai va to mes ir mokomės. Tai puikiai mes šią temą tada užkabinom. Šiandien galim pakalbėti šiek tiek ir apie išsėtinę sklerozę. Kaip šita liga ir mityba, kiek tai koreliuoja ir ką patartumėte? Iš principo kažkokių specifinių patarimų iš mitybos pusės nėra.
todėl kad tai yra lėtinė autoimuninė liga ir vis tiek yra kažkoks jau paskirtas gydymas. Ką mes galim su mityba padaryti, tai mažinti bendrą organizmo uždegiminę būklę, su mityba tai tikrai galim padaryti. Kas dar aktualu, antioksidantai, nes tikslas yra mažinti tą tokį lėtinį organizme uždegimą, skaidulos, kadangi žmonės neretai susiduria su vidurių užkietėjimu, tai čia irgi labai svarbu. Ir ko gero esminis dalykas, dėl ko ir silkę pasirinkau, tai yra omega-3, nes omega-3, be to, kad mažina bendrus uždegimus organizme, įeina į mūsų smegenų ir visų apskritai labai svarbu nervų sistemai. Ir būtent omega-3, apskritai, jeigu jūs va taip į rankas paimtumėt smegenis, tai jūsų rankos būtų riebalinos. Ir apie 60% smegenų sudaro riebalai ir apie 20% iš tų visų riebalų yra būtent omega-3. Tai be omega-3 tiesiog smegenis nefunkcionuos gerai. Tai va, tai aš visada akcentuoju omega-3 svarbą, antioksidantai ir maistinės skaidulos. Kaip ir pagrindiniai tokie dalykai. Mano fantazija lakytai, aš dabar tik apie tai ir galvoju, kaip smegenis laikau rankose ir jos riebalų. Taip, taip. Man labai patinka silkė, tai jau labai gerai tą temą. Kodėl omega-3, aš atsiprašau, kodėl omega-3 ir ne lašiša pasirinkta, o silkė? Šitam receptui konkrečiai puikiai tinka ir lašiša, bet silkė man yra toks labiau lietuviškas mūsų vietinis dalykas. Tai aš kažkaip esu už tuos vietinius produktus ir šiaip manau, kad silkė yra labiau prieinamas produktas apskritai žmonėms negu lašiša. Tuo labiau, kad vis tiek, jeigu norim tos kokybiškos lašišos, tai ji turėtų būti ekologiška, laukinė, kas neretai yra ir toks finansinis aspektas. Tai manau, kad silkė yra tiesiog geriau prieinamas dalykas. O tada kaip išsirinkti silkę? Kaip išsirinkti silkę tada gerą? Nes yra su galvomis. Yra su galvomis, yra be galvų, yra rožinė, yra balsa, yra su kaulais, yra be kaulų, yra aliejui, yra druskoj. Pagal visas tas normas, tai turėtum pats pasiimti tą žuvį, ją išsidoroti ir tada būtų geriausias variantas. Galbūt. Bet ar yra įdomu, ar yra tokios silkės? Pavyzdžiui, mes galim dar nusipirkti su galvomis. Aš dabar dar padažiuką susimaišysiu, kad man tiesiog ingredientai susijungtų. Tai čia yra garstyčios. Tai mes jau į tą laiką, kol plepėjome, spėjom... Taip, aš supjauščiau papriką ir avokadą ir tiesiog dabar pasidarysiu padažiuko, kad man jisai susijungtų visi ingredientai. Tai yra garstyčios ir... Taip, yra dižonų garstyčios ir naminis keistas medus. Ką reiškia dižonų garstyčios? Dižono tiesiog rūšis tokia. O kokios kitos rūšys yra? Grūdėtos garstyčios būna, marinavimui labai tinka. Dar į šitą dedu trupučiuką briuskytės ir alyvuogių aliejaus ir citrinos. Dar dėsiu, tai toksai labai saldžiarūgštis, labai skanus padažiukas. Ir šį kartą jo yra daug. Ir beje, tinka absoliučiai prie visų salotų, tai aš dažniausiai pasidarau daugiau ir palieku šaldytuve ir jeigu ten vakare grįžti ir jau nei rankyčių, nei kojyčių, tai tiesiog pasipjaustai daržovių, užsipili padažiuko ir labai skanu. Tai va. Ir dar stengiuosi, kad būtų daug skirtingų spalvų, nes vėlgi, kaip ir minėjau, antioksidantus, tai skirtinga spalva, skirtingas antioksidantas, tai vėlgi kuo daugiau jų stengiamės įtraukti. Beje, kalbant apie silkę. Čia grįžtam prie jos, ne? Jo, grįžtant prie jos, taip. Jeigu renkatės silkę su galva, čia jau iš maisto saugos visų... Tai galvos nereikėtų valgyti. Galvos nereikėtų valgyti, bet jeigu, tarkim, prekybos centre matot žuvį, tai yra tam tikri kriterijai, kaip tą žuvį pasirinkti, ar ne? Tai turi būti akis išsprogusios, pati ta silkė, jeigu, tarkim, ją paspaudus, turi tuoj pat atšokti su pirštu paspaudus, neturi likti duobelės. Jo. Dabar trumpai, ką aš čia atsinešiau, tai aš atsinešiau tokią tarką ir atsinešiau pirštinę.
šita pirštinė yra su metalo siūlais. Kainuoja tikrai ten kelis eurus, bet aš iš patirties žinau, kad žmonės nusiperka tokias tarkas, kurios šiaip yra žiauriai patogios ir su jomis daržovės galima... Žiauriai aštrios. Taip, ir su jomis daržovės galima labai labai smagiai ir greitai sutarkuoti ir beje nuo sutarkavimo tikrai skiriasi net ir skonis. Tai va, tai aš išradau, kad metalo siūlų pirštinė yra nuostabiausia apsauga, nes laikikliai man neveikia, aš kiekvieną kartą susipjaustų pirštus, tai dėl to aš tiesiog... Čia nuostabus laifhekas šitas yra su ta pirštinė iš tiesų. Ir visiškai nebrangu ir apsaugo pirštus, tai žodžiu, sutaupysit pinigų pleistrams, tai va, ir labai nuostabiai. Tiesiog, nes man lygiai taip pat labai skanu, sutarkuotas maistas jis iš tiesų visai kitas skonis. Taip plonai nesigauna, bet va, jau būtume turėję situaciją. Bet man tiek jautru žiūri. Pjausto tik ar čia yra kažkokių pasikeitimų? Čia tik va taip gali pjausti. Yra skirtingi. Ai, keičiasi, ne čia? Galima tik tai, žinai, blineliais. Jo, galima plonais labai griežinėliais, tai tarkim šviežų burokėlių, va taip supjaustyti labai plonais griežinėliais ir pašlakstyti, tarkim, greipfruktų ten arba kažkokiamis sultimis ir palikti pasifermentuoti, tai šviežus burokėlis, morką iki galo sutarkavau, taip niekada nebūna, nes aš tiesiog drąsiai galiu brūkšti barkos. Man nedrąsu žiūrėti. Jo, viskas gerai. Taip. Tai grįžtam prie silkės. Grįžtam prie silkės pasirinkimo. Taip, tai turim du kriterijus. Akys išsprogusios, atšoka, nelieka įdubimų, kas dar? Kvapas. Kvapas, tai jau jeigu kvapas blogas, tai manau, kad jau kitų nebereikia, tada, nes apskritai žuvis yra toks dalykas, kuriuo apsinuodijus, tai nelabai smagu. Tai va, o daugiau, silkė, kalbant apie filė, tai būna filė ir su aliejum, ir be aliejaus, tai galima ir tokią pirkti, arba puikiausiai tinka šaldyta silkė. Kalbant apie omega-3, jeigu mes akcentuojam ar ne, apie tas smegenis grįžtant prie jų, tai yra tokios maties silkės. Jos yra šaldytos ir jos yra tokios mažytės, tai jas iš esmės užtenka tik atitirpinti ir galima valgyti. Tai irgi labai patogu grįžti po darbų, išsitraukia iš kameros tą silkutę, pasitarkuoji daržovę, užsipilba užpiliuko ir savo paskirtuodamas valgyti. Bet jinai termiškai apdorota jau prieš tai? Tiesiog šaldyta. Tiesiog šaldyta? Žalią žuvį valgai? Aš nebegirdėjau. Kokia pakartoju? Matija. Apie 30. Bet aš nežinau, kad jinai taip, atitirpini, tu tokia ir esi valgiusi. Taip, atitirpinau ir valgiau. Bet aš, kas susijęs su silkė, tai aš atvirai galiu pasakyti, kad man jau silkė pusryčiams ir pietums ir vakarienė galėtų būti. Maistelis. Ir dar tortas silkės. Man tortas ir silkė kažkaip nesuderinama, bet jo, skanu šitas bulvės silkė. Dar neparuoštos? Atverčiu. Ko gero, kad jau ir visai minkštos, gal dar trupučiuką. Dar kietokos. Dar kelias minutės tegul pakepti. Taip, tai dabar morkytę susipjaustim. Ką dar? Taip, kas dar dabar liko? Taip, tai dar turiu alyvuogių, turiu edamame pupelių. Apie pupelės truputį papasakokit, kuo šitos pupelės skiriasi nuo mūsų tradicinių pupelių, žinom. Tiesiog turi daugiau baltymų. Man asmeniškai jos yra labai skanios. Ir man patinka, kad jos būna šaldytos, be jokių priedų, nekonservuotos, be jokių ten pridėtų dalykų. Ir kaip baltymų šaltinis tai yra labai daugiau turi baltymų neįprastos pupelės. Kur dar galima jas panaudoti? Įvairias salotas. Jeigu tik gaminat salotas, tikrai visur tinka. Kitas dalykas, galima labai lengvai pašlakstyti aliejum, užberti prieskonių, kokie jums patinka. Lygiai tą patį su avinžirniais galima daryti ar su kitom ankštiniam daržovėm, irgi į karšto oro grūstintuvę arba į orkaitę. Ir tokie gaunasi sveikesni traškučiai, tokie kaip snacksas, toksai skanesnis. Tai va, tai ką, dabar gal kol tada kepa bulves, aš pasismulkinsiu silkutę. O kokia šito patiekalo atsiradimo istorija? Pati sugalvojat? Ar... Aš visada, kai ieškau receptų, susirandu idėją
ir paskui jau pagal save darau. Nes man patiekaluose dažniausiai trūksta ingredientų. Tai patobulinat kažką. Jo, aš visada kažko pridedu, tarkim, šitam recepte nebuvo nei morkų, nei alyvuogių, nei paprikos. Nei silkės. Silkė buvo silkė, buvo bulvės ir buvo avokadas. Norėjau sakyti, kad avokadas tikriausiai irgi buvo, nes Taip. aš mėgstu avokado taustą su silkė. Labai skanu. Jo, vat kalbant apie avokadą, tai jame jis yra iš tikrųjų omega-9 šaltinis irgi viena iš omega rūgščių. Neveikia taip kaip omega-3, bet irgi turi stiprų antioksidacinį poveikį. Tai vėlgi labai vertingas dalykas. Čia mes turėsim tokį kaip baulą, ar ne? Taip. Su mestuką. Su mestuko, jo. O man klausimas, jeigu kalbame apie priešuždegiminius dalykus, kurie dabar čia kūlė ant stalo, kokie produktai kelia uždegimus? Pagrinde tai yra visas perdirbtas maistas. Apskritai, kas kelia uždegimus? Uždegimus kelia omega-6. Omega-3 mažina, omega-6 kelia. Tai omega-6 iš esmės man sunku rasti maisto produktą, kuriame nebūtų omega-6. Omega-6 yra ir grūduose, ir riešutuose sėklose. Aš jau nekalbu apie perdirbtą maistą, rafinuotus aliejus, ypatingai kas kepta riebaluose, suskrudintas visas maistas. Tai va, tai yra pagrindiniai tokie dalykai, kas kelia organizmo uždegimą. Bet aš ir siekiu mityboje kelti omega-3, kad mes tą uždegimą bent kažkiek valdytume. O kitas dalykas, tai iš kitos pusės saldumynai ir miltiniai vėlgi kelia gliukozę kraujyje, kyla insulinas ir tai irgi kelia uždegimą. Pieno produktai, jeigu jūs toleruojat ir valgydami ir gerdami pieną, valgydami pieno produktus jaučiatės gerai, tai viskas yra gerai. Tai ir iš tikrųjų yra ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms dažnai yra rekomenduojama vengti pieno produktų, nes teoriškai taip, jų organizme sumažėja fermento, kuris skaido pieno baltymą. Bet, tarkim, mano močiutė valgo pieno produktus ir jinai jaučiasi gerai ir aš nematau priežasties, kodėl jinai turėtų jų atsisakyti. Tuo labiau, kad tai yra ir kalcio šaltinis, o vyresnio amžiaus žmonėms yra didesnė rizika sirgti osteoporozę, tai viskas puikiai. Jeigu tik tai toleruoja, tai viskas yra gerai. Žodžiu, reikia žiūrėti individualiai. Absoliučiai. Manau, kad jau bulvės mūsų iškepė. Tai ką, dabar tada pradėsim sluoksniavimą. Štai čia patrauksiu. tą ginklą. Jo, Ginklą patraukim. Ginklą patraukim. Taip. Taip. Ar svarbu čia sluoksniavimas yra? Aš iš esmės mėgstu gal daryti tokias plokštesnės lėkštes ir tokiom juostelėm dėti, bet čia nėra jokio skirtumo. Fantazija jau kaip leidžia. Taip jau sudėsit, taip sudėsit. O ar tie ingredientai, kurie čia dabar yra, tarkim, pavyzdžiui, galima morką kažkuo kitų keisti arba papriką? Kažką dar pridėti. Yra toks patiekalas, kur jūs absoliučiai galite improvizuoti. Vietoj raudonos paprikos galite imti žalią geltoną. Vietoj morkos galima tarkuoti moliūgą. Dabargi moliūgų sezonas. Ir moliūgą, man kažkaip keista, kad aš kaip pasakau, kad valgyti žalią moliūgą ir žmonės nustemba. Tai man tai pavyzdžiui labai skanu. Ypatingai su tarkuotas šiaudeliais labai puikiai. Jo, tarkavimas ir smulkinimas tikrai turi įtakos skoniui. Nes aš pagalvoju apie moliūgą, greičiau iškyla kokia nors sriuba trinta. Taip. O bet jeigu apie sutarkavimą, tai kodėl ne? Taip. Bet aš ir alyvuoges pati pridėjau, tai galima ir žalias, ir juodas rinktis. Tik tai jeigu renkatės juodas alyvuoges, tai jos turėtų būti tokios baklažano spalvos. Nes jeigu jos yra tokios ryškiai juodos, kaip čia šitą spalvą, tai jos yra dažytos. Tai ten jau nelabai sveika. Kokia prasme dažyti alyvuogę? Kodėl? Galbūt tiesiog atrodo patraukliau. Jos, pavyzdžiui, gali būti nespėta išmokti. Komercinės priežastys, be abejo. Nes aš šiaip pagalvoju, ar juoda ar raudona, man neturėtų įtakos renkantis pačią. Bet parašyta, kad dažyta, ne?
Iš tikrųjų, neatkreipiau dėmesio, nes net nesirė. Galbūt kažkokia ten kodas rodo tą dažą, bet kad tiesiai šviesiai būtų parašyta dažytos. Alyvuogės. Spalvingos alyvuogės. Spalvingos, jo. Kokių medžiagų mes čia gausim? Čia gausim, iš bulvių tai gausim angliavandenių, bet vėlgi angliavandenių tikrai nereikia bijoti, jie irgi yra būtini mūsų mitybai. Toliau, avokadas omega 9 ir kad ir kaip būtų keista, nes avokadas atrodo toks minkštas, bet tai yra daržovė turinti apskritai daugiausiai skaidulų iš visų daržovių. Tai gausim omega 9 ir skaidulų. Toliau, morkos. Karotinoidai, tai yra pakankamai stiprus antioksidantas. Morkose yra irgi vitamino A nemažai, tik kadangi vitaminas A yra tirpus riebaluose, mes užpilsim padažiuko, kuriame yra alyvuogių aliejaus, tai tas vitaminas A tikrai kur kas geriau pasisavins. Toliau, tai dabar jau kadangi pakalbėjome apie morkas, tai ir dedu morkas, tada čia visiškai fantazijos dalykas, kaip jau čia jūs sluoksniuosit. O saldi paprika, minėjot, kad yra žalios, geltonos, raudonos, ar jos skiriasi savybėm? Iš esmės tiesiog skirtingas spalva, tai skirtingas antioksidantas, bet kažkokia maistinė vertė tai praktiškai nesiskiria. Beje, įdomus dar faktas apie papriką, tai ir dedu papriką, kad jau kalbam, paprikoje yra daugiau netgi vitamino C nei citrinų. Tai čia irgi toks įdomus dalykas, nes visada kaip vitamino C šaltinį, tai jau įsivaizduojam citriną. Ir kitas dalykas, kiek citrinos galim suvalgyti ir kiek paprikos. Tai jeigu paprika sveria apie 300 gramų, taip vidutinė, tai taip jau paros dozę tokią gaunam iš vienos paprikos. Realiai. Citrinos reikėtų. Aš turiu aplinkui žmonių, kurie netoleruoja paprikos. Kodėl? Paprikoje yra tam tikrų organinių rūgščių ir tikėtina, kad dar kai kurių maisto produktų irgi negali valgyti ir atsirūgsta. Tai galbūt aš bandyčiau nulupti žievelę, jeigu vis tiek ne, tai tada tiesiog nevalgyti. Bet priežastis kodėl? Būtent tiesiog paprika. Individualios organizmo savybės. Tiesiog nevirškina, lygiai taip pat kaip, tarkim, jeigu žmogus turi rėmenį ir negali valgyti pomidorų, nes ten yra tiesiog organinių rūgščių, kurios labai stipriai suaštrina tą rėmenį. Tai lygiai tas pats ir su paprika. Taip, tai dabar alyvuogės ar ne, omega 9, antioksidantas. Toliau. Omega 9 čia tas, kur sukelia uždegimą. Ne, omega 6 sukelia. Mes dabar bandom gydytis, o ne... Aš išsigandau. Čia iš omega 6 mes praktiškai nieko neturim. Tai turim omega 9 ir omega 3, tai manau, kad čia labai viskas. O žalios daržovės, nes kai kur yra labai skatinama valgyti būtent žalios spalvos daržovės. Kuo jos skiriasi nuo kitų? Spalva. Žali obuoliai, žalios, nežinau, brokolis, aišku, bet tarkim iš obuolių, raudonų, geltonų ir taip toliau, sveikiau žali. Iš tikrųjų nesu šito girdėjus. Kartais susiduriu su tuo, žinau, kad žalia spalva, kad yra tas taip pagal spalvas. Šiaip aš esu asmeniškai su kuo susidūrus, dabar jau bandysiu visų pažadėti, kad žmonės sako, dažnai sakoma, kad reikia valgyti žalias daržovės. Ir žalias tai turime omeny termiškai neapdorotas. Tai man atrodo, kad čia... Ne, aš esu girdėjusi tikrai ne apie šitą. Čia aš esu girdėjus, kad spalvos, būtent žalios spalvos ir netgi kažkur tai skaičiau, kad kažkokia tai senos diva valgė būtent žalią maistą. Žalios spalvos lėkštėje, kad dominuotų būtent žalia spalva. Tos pačios pupelės, ar ne šiuo atveju, ten visa tai, kas žalia. Tai nes kaip ir pati sakėt, ar ne, kad pagal spalvą yra ir oksidantas, taip? Taip, antioksidantas. Tai gal čia gali būti tame paslaptis? Aš esu už ir apskritai daug kur literatūrai yra minimas tas vaivorykštės principas, tai kuo daugiau skirtingų spalvų, tuo, mano nuomonė, yra geriau. Tikrai, jeigu apsiribosim vien tą žalią spalvą, tai... Pažaliuosim. Pažaliuosim. Taip. Tai kuo daugiau spalvų. Ką mums liko, tik tai padažiuką užpilti. Viskas, patiekalas pagamintas jau. Iš esmės taip, labai čia viskas greitai.
Tikrai greitai. Ir tikrai tai lieka. Ilgiausiai užtruktum parduotuviai. Čia. Jo. Sąrašėlis. Ir iš esmės, nemažas. Taip. kol bulvės kepa vis tiek Ai, teisingai mes jau spėjom ir bulves išsikepti. Visus ingredientus pasirūpinti. Padažų gausiai, labai geras ženklas. Jo. Iš toksai saldžiarūgštis, tai čia tikrai tenka. Kaip žiūrėjau, seilė kaupėsi. Nu, pažiūrėsim. Kol kas atrodo viskas gerai. Tai ką, prašau ragauti? Iš arčiau apžiūrėkim dabar. Žiūrėkite iš arčiau. Kvepia. Kvepia? Kvepia. Na ir tikrai vaivorykštės principas. Iš karto pulsim, ne? Nu, bandom. Tikriausiai, kad bandom. Taip. Tai šitas patiekalas, sakėt, ir pietums, ir vakarienė. Tinkamas variantas. Bulvytės mes čia turim po apačią. Taip. Susluoksniuotą. Gerai, nežinau, kaip bandyti visko paragauti. Padažas. Kotryna, kaip silkė, ar gera silkė? Gera. Man svarbiausia, kad būna su žuvimis, kad būtų citrinos. Visada. Puikiai tinka. Jo, ir ant keptos žuvies visada užsilašinam citrinos, tai taip tikrai pagerina tą skonį. Mindaugai. Aš valgau. Galiu. Geras ženklas. Geras ženklas. Mindaugas yra labai griežtas komisijos narys. Jis labai taip griežtai rašo balus. Tai ženklas, kad jis valgo ir nešneka. Žada neblogai. Nu, aš ar visko jau paragavau, bet man atrodo, kad taip. Aš ir morkytės užkabinau. Pelį užkabinau. Paprikos, man atrodo, irgi. Šiaip spalvos labai gražios. Labai spalvinga. Ir tokia geltona, žalia, raudona. Ir dar silkė, ir dar bulvės, tai toks lietuviškas patiekalas iš tikrųjų. Šiaip, kai mačiau ingredientus, aš galvojau, kad gali būti pakankamai sūru. Nes alyvuogės sūros, silkė sūri, tas padažiukas dar toksai. Bet labai kažkaip bulvė viską į vietą pastato. Aha, bulvė tikrai nugesina reikalus. Taip. Man patinka rūgštus maistas. Mėgstu saldžiarūgštį skonį. Tai man čia labai patinka. Man irgi. Silkė? Silkė. Ne, silkė bulvės. Geras, lietuviškas. Silkė su bulvėm paturbinta. Tokia sveikas variantas. Ir beje, čia kūčiam puikiausiai tinka toks pat. Netgi iš tikrųjų. Man labai patiko. Aš sakyčiau, kad, nežinau, mano skoniai tai tikrai gerai. Toks kitoks variantas. Nu, Mindaugai. Vat aš nežinau, kaip aš jaučiuosi. Nu, ta prasme, viskas yra fainai, gerai, daug ir taip toliau, bet... Yra kažkoks yra, va, toksai. Rūgštų gal? Ne. Silkė labai sūri. Taip. Tiesiog labai sūri. Bulvė... Nu, aš pabandysiu, neprisimenu. Tada bulvė nesūri, nes trūksta druskos. Tada paprika saldi. Taip. Tada padažas saldžiarūgštis. Taip. Tada turim 5 skonius, bet jie man kažkaip nesusisieja į vieną, o jie visiškai atskirai. Tavarsime, aš pavalgau silkės ir aš jaučiu visiškai surumą. Tada aš kažkur padažas, tada jaučiu to atskonį. Tada didesnį gabalą pasiemu paprikos, tada iškart saldumą. Tokį. Žaismė tokia vyksta. Gal todėl, kad didesnį surišimo pakankamai gabaliukai nemaži ir aš taip gaunasi, kad... Nes aš kaip baulą kitur valgai ir panašiai ten dažniausiai kokie ryžiai, tada raugintos koks kopūstas, dar kažkas, tada įdeda dar turbūt tų jūros dumblių, tada dar kažkoks tai padažas, tada žuvytė ir taip toliau. Ir tada, kai tu jį sumaišai visą, jisai į tokį vienį išeina. Tokia kaip košytė ar dar kažkas tai. O čia man įsimaišyti neišeina, kadangi visi produktai yra kieti. Taip.
Tai arba tą surištų ryžis, o ne bulvė, arba būtų kažkoksai tai dar smulkiau, galbūt morka sutarkuota ir jinai būtų pamarinuota kokiam nors padaže, vat kažkas tai tokio. Tai vat tik vienintelis dalykas, kas tik tai, kad jisai nesusisieja patiekalas į vieną šitą, bet iš esmės tai aš jaučiu, kad yra skanu, sveika ir taip toliau, kas yra svarbiausia. Skonį, ne? Iš esmės, kad ant šakutės aš paimčiau viską. Nu, jeigu rudas ryžis, tai dar... O balti jau tipo... Ar ne? Kalbant apie uždegimus, tai balti ryžiai patenka į saldumynų kategoriją iš principo. Tai lygiai taip pat veikia organizmą kaip cukrus. Absoliučiai taip pat. Bet kiti žmonės ir bulvės taip pat O iš vertina. ryžių, kurie yra geriausi, jeigu taip nekalbant, kas čia labiausiai tiktų, bet Laukiniai. juodi, ne? Laukiniai, juodi. Rudi ryžiai irgi iš esmės puikiai tenka. Svarbu nepervirt. Bet tai, kad jie verda turbūt 2 valandas. Oi, Jie labai ilgiai. Ypatingai Niekada jeigu per iš 20 vakaro minučių. kruopas, jeigu užmerkiam, tai ryte iš esmės reikia tik užvirti ir išjungti ir viskas. Taip, reikia užsimerkti iš vakaro. Taip, ir be to mirkant kruopas, kadangi mirkom per naktį, pilna grūdo kruopa, prasideda dygimo procesas ir toje kruopoje ir padaugėja maistinių medžiagų ir jos yra geriau pasisavinamos. Ir suyra medžiagos, kurios trukdo pasisavinti tas medžiagos, kurios yra toj kruopai. Tai mirkimas vienareikšmiškai yra labai vertingas, bet su sąlyga, kad tai yra pilnas grūdas. Nes jeigu tai yra kapotos avižos, sakysim, tai nėra jokios prasmės jų mirkyti. Geras, tai čia dar ir naudos yra tame, kad tu užmerki, ne tik, kad procesą sutrumpini, bet dar ir naudos. Bet Mindaugas čia išsakė savo tokius, kaip sakyti, priekaištus. Kaip patartum Mindaugui patobulinti? Ką galima būtų atsižvelgti į jo? Gal tada siūlyčiau smulkiau pjaustyti ir galbūt viską maišyti į vieną. Kaip salotas. Kaip salotas ir galbūt tada palikti trupučiuką pastovėti, kad tie skoniai susijungtų, nes dabar mes čia labai šviežiai padarėme. Ir aš pastebėjau, kad merginos daugiau padažų gavo. Atsiprašau, kartais nenumatuoju. Tai čia viskas įvyko, čia viskas įvyko. Aš net Reikia būtų objektyvėje. nepastebėjau. Visgi. Tai tą kartą, atskirai padėsim dar. Oi, čia padažų žmogui trūko. Viskas aišku. Tai balas jau nebus toks geras. Viskas čia gerai. Man svarbiausia sveika. Bet sveika. Taip, jaučiasi iš karto. Sveika, valgoma. Ir iš esmės labai sotu, nes tai yra ir skaidulas, ir geras riebalas, tai sotumo taip jau man tikrai duoda. Tai šitas suvalgysiu. Ingredientų. Po laidos aš šitas valgysiu. Suvalgykit, prašom. Tai mes gal pradedam dar įvertinimus ir truputėlį dar pasikalbėsim. Aš norėsiu dar šiek tiek grįžti prie išsėtinės sklerozės. Taip. Rožinis. Taip, tai ramiai parašome pažymius. Prašau nuo manęs nenusižiūrėti, Mindaugai, kaip visais kartais. Gerai, pavertinkim. Mindaugai. Taip, aš parašiau 9. Manau, kad objektyviai išdėščiau savo poziciją jau ragaudamas. Tai tikrai kaip salotos man sueitų skaniau ir norėčiau tokį patiekalą pamatyti prie kūčių stalo. Tai ačiū už idėją. Tai jau liko tik 11 patiekalų sugalvoti ant kūčių stalo. Tai kažkas jau kitas sugalvojo. Aš neapsisunkinsiu. Neapsisunkinsiu. 10. 10 man buvo viskas skanu. Pagal mane aš labai mėgstu visą, kas yra saldžiarūgščio skonio. Tai čia visiškai mano yra skonis. Labai patiko. Matau galimybių čia visai kaip varijuoti, bet iš esmės pagrindas tikrai labai labai skanus. Aš irgi parašiau 10. Aišku, Silkė man be abejo gerai sugrojo pirmoje vieta, laimėjo. Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, mano vyras nevalgo avokado. Bet tokiam, tokį baulą jisai suvalgytų, manau, tikrai labai patiko. Netgi aš manau, kad šitą lėkštę pasiemus, tai mano 2 dukros, kurios
tikrai rastų šioje lėkštėje, kas jom patiktų. Tai va, tai Tikrai galės manai, kad išimti. valgytų? Aš manau, ne viską, bet kažką vat, galėtų tik tai, ar morkytę, ar bulvytės, ar kažką, nes jeigu tik vieną paduočiau, tai tikrai nevalgytų. Bet vat, visame šitam kontekste labai. Vaikai Viskas dažniausiai nemėgsta, kas sumaišyta, tai gal vaikui patiekiant reikėtų tokiom tom juostelėm sudėti, nes jie tada mieliau valgo. O kalbant apie vyrus, tai aš ruošiau šitą patiekalą pietum ir į svečius pasikviečiau mamą, nes norėjau tokio objektyvaus įvertinimo, o vyrui paruošiau burgerius, nes jis toksai sveiko maisto, ne tai, kad nepripažįsta, bet vengiantis, jo. Daugiau kitokį maistą valgo, bet kai pamatė, kaip mes skaniai su mama suvalgėm pietus, tai vakarienį paprašė jam pagaminti ir suvalgė 2 porciją. Sakė, kad labai skanu. Tai manau, kad visai šeimai tinkantis patiekalas. Net ir vaikam galima kažkaip. Kadangi vertinimai jau išdalinti, bet turim specialistę puikiai išmanančią savo sritį, pakalbėkim truputėlį apie plačiau ligas, ar ne, šiek tiek pašnekėjom apie išsėtinę sklerozę, apie lėtinės neinfekcinės kitas ligas. Kokios dar rekomendacijos būtų būtent mitybos? Aš patikslinčiau klausimą, nes jeigu liečiant širdies ir hipertermiją, širdies ir kraujagyslių ligas, tai spaudimą labai kelia silkė ypatingai sudėta. Tai kaip čia sugroti? Tada galima būtų silkę keisti, kad ir kita žuvim, kad ir balta žuvim, kepta, sakysim. Šitoks patiekalas improvizacija. Iš esmės, ką įdėsim, tas, manau, tiks. Balto žuviai taip, omega 3 yra mažiau. Galbūt silkė yra variantas numirkyti, tada joje natrio yra mažiau, galbūt irgi variantas. Arba silkės tiesiog dėti mažiau. Ir žmonės, kurie jau serga arterinė hipertensija, jiems yra natrio kiekis skaičiuojamas ir turėtų tiesiog per dieną neviršyti to kiekio numatyto. Ir tada dėčiau tos silkės galbūt mažiau ir pažiūrėčiau tada, kad jau pusryčiam ir vakarieniai sakytume, kad jau nebūtų tų produktų, kuriuose yra daug natrio, ten rauginti, tarkim, produktai ir panašiai. Tai šitame dabar, šitoje porcijoje jau būtų natrio kiekis toks, kad širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiam žmogui būtų per daug? Aš manau, kad čia jau priklauso nuo situacijos, kiek yra sukontroliuota ta liga, ar žmogus vartoja vaistus ar ne, kokia yra rizika ir panašiai. Bet jeigu, sakysim, ta liga yra sukontroliuota, tai puikiausiai tinka. Viskas, sakykim. Nėra čia kažkoks kosminis kiekis. Jeigu būtų, tarkim, baulas su raugintais kopūstais, silkė ir dar ten, nežinau, kažkokiu tai bulvės galbūt būtų kažkokios tai sūdytos ir nežinau, dar kažko pridėtų. Tai čia vardina dabar tuos produktus, kuriuose gausu natrio. Taip. Supratau. Tai tada taip. Jau nereikėtų. Tai gerai, dabar Mindaugai atsakė jūsų klausimą? Atsakė. Gerai, tai grįžkim prie lėtinių, neinfekcinių, tokio platesnių spektrų. Ką patartumėt valgyti? Apskritai, kaip maistas įtakoja mūsų organizmą, ligas, apie tos procesus užsiminėt, ar ne, kad uždegimai, jų mažinimas? Taip, iš esmės tikslas, ko gero, ir yra mažinti tą lėtinį uždegimą organizme, nes tai yra pradžia visų lėtinių, neuždegiminių, neinfekcinių ligų. Apskritai, jeigu mūsų organizme nebūtų uždegimo, tai mes čia jau nekalbėtume, nes įsipjautume į pirštą tarkuodami be pirštinės ir viskas. Tai uždegimas yra būtinas mūsų organizmui, bet kada jis yra per aukštas, tada jau organizmas funkcionuoja blogiau. Pradedant nuo kraujotakos, nes kai trūksta esminių maistinių medžiagų, kalbant apie tas pačias omega rūgštis, kraujagyslės ir apskritai ląstelės jos standėja ir kietėja. Ir tampa pačiai ląsteliai sunkiau pasisavinti maistinės medžiagas, kaip senas koks guminis kamuoliukas, tai sunkiau maistinė medžiagom ir patekti į ląstelę ir iš jos išeiti, kada jau jinai nori išsivalyti. Ir kaip pagalvojus, juk iš ląstelių susideda absoliučiai visas mūsų organizmas, ir kraujagyslės, organai, smegenys, plaukai, nagai, viskas. Ir kada ta ląstelė kietėja, jos elastingumas mažėja, tai pradedant nuo smulkiausių kraujagyslių, tai yra kapiliarų,
jau kraujotaka prastėja, nes ta kraujagyslė, jinai standėja, jinai tokia kietesnė pasidaro. Ir automatiškai, kadangi kapiliarai yra praizgę kiekvieną mūsų audinį, organą ir panašiai, tai jau jų aprūpinimas tiek pagrindinėmis maistinėmis medžiagomis, deguonis, gliukozė ir panašiai, jau blogėja. Aš jau nekalbu apie tai, ką mes vertingo galim gauti iš maisto. Tai kur kas sunkiau patenka į tą ląstelę ir automatiškai jų organų funkcija trinka. Tik tiek, kad mes labai ilgą laiką galim to nejausti, nes organizmas kompensuoja. Tai ką mes galim daryti, tai vėlgi omega-3, antioksidantai, kad mes mažintume tą uždegimą. Ir neužtenka, ko gero, vien papildyti mitybos tomis medžiagomis, kurios mažina uždegimą, bet ir riboti tas medžiagos, kurios tą uždegimą kelia. Tai yra visi pagrindė perdirbtas maistas, iš esmės visą tai, ką mes galim nusipirkti parduotuvėje, kas jau yra pagaminta, tai ten tikrai rasime gausybę tų pačių omega-6, kurios kelia uždegimus, balti miltai, cukrus, rafinuoti aliejai, visa tai, kas yra kepta riebaluose, apskritai, kas yra ilgai kepta, skrudėsiai, ypatingai jeigu kas kepa mėsą. Ir kartais sako, kad tas skrudėsis tai yra skaniausia dalis mėsos. Tai tą skrudėsį reikėtų nupjauti ir priešui atiduoti, nes iš esmės tai yra tiesiog grinai vėžį sukelianti medžiaga, akrilamidas. Ir tai to reikėtų vengti. Aišku, ir skaidulos svarbu, daržovėse jų gausu, žarnynų pasirūpinti. Ir apskritai gerti pakankamai vandens, judėti, fizinis aktyvumas, čia jau tie drambliai, ant ko apskritai mūsų sveikata yra pastatyta. Dėl vandens gėrimų rekomendacijos dažniausiai skamba apie 2 litrus, ar ne, per dieną. Ar tikrai tai yra būtent tai? Ar tikrai kiekvienam žmogui reikėtų tos 2 litrus išgerti? Vienas iš objektyviausių rodiklių yra šlapimo spalva. Tai šlapimo spalva visos dienos metu, išskyrus rytinį šlapimą, turi būti tokia šviesiai gelsva, nepermatoma ir neryškiai geltona. Jeigu jinai yra ryškiai geltona, tada nusiplaunam rankas ir einam išgerti vandens. Išimtis yra, jeigu žmogus vartoja B grupės vitaminus. Jeigu šlapimo spalva yra jau visiškai balta, tai žmogus jau plauna iš savęs mineralus ir jau to vandens reikėtų mažinti. Aš asmeniškai valgau labai daug šviežių daržovių. Todėl man to vandens jau papildomai gerti reikia šiek tiek mažiau. Jeigu žmogus valgo labai daug kepto, labai daug sūraus maisto, tai jam automatiškai to vandens reikės daugiau. Taip, kad tos teorinės skaičiuoklės orientacijai galbūt ir gali padėti, bet iš principo pats objektyviausias rodiklis yra šlapimo spalva. Tai jūs 2 litrų neišgeriat? Aš neišgeriu 2 litrų, tikrai ne. Kiek išgeriat? Apie 1,5 išgeriu, bet mano mityba apskritai prie kiekvieno patiekalo, nesvarbu ar tai varškiečiai, ar tai kažkas, kas sriuba, man vis tiek privalomai turi būti porcija šviežių daržovių ir mano organizmas tiesiog jau to reikalauja ir aš kitaip nebemoku kitaip gyventi. Bet šitas įprotis yra išsiugdytas? Taip, taip, tai atsirado pamažu, aš kažkaip pradėjau norėti valgyti daržovės ir man iš pradžių buvo neskanu, man nepatiko ir aš tada ieškojau būdų, kaip man tas daržovės pasiruošti. Tai iš pradžių visaip kaip ten eksperimentavau ir panašiai, o dabar tai aš tiesiog nusiskutu morkos ir griaužiu, papriką susipjausiu paprasčiausiai ir valgau, nes tai duoda, iš esmės, kas motyvuoja valgyti daržovės, tai savijauta. Todėl, kad tiek energijos ir tiesiog visiškai kitokia savijauta yra valgant daržovės, tuo labiau, kad tai yra tikrai sotumo suteikiantis dalykas. Neįsivaizduoju savo gyvenimą be daržovių. Tikrai. O kad taip kiekvienam galėtume susitikę po metų laiko sakyti. Graužt morkas. Sveiki, sugriauškim, neįsivaizduojam gyvenimo. Būtų gerai. Dabar dar dėl to vandens gėrimo. Kaip su gazuotu mineraliniu vandeniu yra? Ar jis blogis yra? Nepasakyčiau, kad tai yra blogis, bet jeigu, tarkim, žmogus turi rėmenį, atsipila, kaip sako, kad griaužia gerklę, tada ne, nes gali sudirginti skrandį. Angliarūgštė, kuri yra tame vandenyje, kaip ir nėra pats geriausias dalykas. Geriausias tai yra ypač Lietuvoje, vanduo iš krano tikrai yra puikios kokybės ir drąsiai galima įgerti. Gazuotas vanduo, tarkim, jeigu žmogus yra vakarėlyje,
ir nenori vartoti ten kažkokių tai gėrimų, tai puikiausiai į taurę įsipiltas gazuotas mineralinis vanduo, burbuliukai, jie duoda procesą. Ir kartais net kai žmonės būna, kad susiduria su emociniu valgymu, tai irgi, bet tas gazuotas tas vanduo, jis kartais tokį procesą tarsi duoda. Tai kaip ir nieko blogo, bet nemanau, kad tai turėtų būti kasdien geriamas vanduo. Ir kitas dalykas, tada reikia žiūrėti, ar tai yra mineralinis vanduo, nes jeigu tai yra aukštos mineralizacijos vanduo, tai jo kasdien gerti dideliais kiekiais tikrai nerekomenduojama. Maksimum jau ten 1-2 stiklinės per dieną. Dėl ko? Todėl, kad ten yra tų pačių mineralų, to paties natrio, apie kurį kalbėjome, tai jeigu žmogus serga arterinė hipertensija, turi aukštą kraujo spaudimą, tai tikrai ne. Bet kartais vyresnio amžiaus žmonėm būna, kad to natrio kaip tik trūksta. Tai vėlgi atsižvelgiam tada jau individualiai žmogaus sveikatos būklę. Kadangi jau vėl šiek tiek pakrypom link širdies ir kraujagyslių ligų, koks produktas ar keletas produktų, kuriuos labai rekomenduotumėt širdies ir kraujagyslių lygomis sergantiems? Stebuklingų produktų aišku, kad nėra. Bet neturim superproduktų. Ne, superproduktai neegzistuoja, kad ir kaip būtų liūdna, bet ta pati silkė, lašiša, skumbrė nerūkyta, ančiuviai, kas turi omega-3, omega-9, alyvuogės avokadas, alyvuogių aliejus ypač tyras, ir skaidulos ir daržovės. Tai pagrindiniai tokie dalykai. Kažko tokio specifiško nėra. Esmė mažinti uždegimą. Ir jeigu jau ten yra, tarkim, diagnozuota liga, tai tada žiūrim, pritaikom dietą žmogui, sumažinam natrio kiekį ir panašiai. Žodžiu, viskas yra labai individualu. Taip. Kaip pačios gyvenime atsirado sveika mityba? Iš kur šitą poreikis? Aš iš tikrųjų studijavau odontologiją. Ir buvau nuo pradinių klasių, aš jau buvau įsitikinus, kad tai yra mano vienintelis kelias šitam gyvenime. Aš taip jutau, kad Agnė kažkur, atsiprašau, iš kažkur yra pakrypusi, nukrypusi nuo kelio. Taip, nes man užėjus į odontologijos kabinetą, man buvo gaila, kad man dantis negesdavo, nes man užėjus į tą kabinetą tas kvapas, o mane tiesiog, mano teta odontologija ir nežinau, kas mane taip patraukė tą specialybę, bet visada žinojau, kad būsiu odontologija. Ir tikėliai. Jo. Ir pavyko man į tą odontologiją įstoti, bet kažkaip ten tai rankos trauma, tai akademinės atostogos, tai paskui visokie niuansai. Ir aš dabar suprantu, kad aš ir odontologiją studijuodama, kadangi aš daug vaikštau, nuolat klausydavau įvairių podcastų apie sveiką mitybą, apie apskritai sveikatingumą. Ir kai aš atsimenu, jau per Šilo tiltą Žirmūnuose ir pirmą kartą išgirdau, kad atsirado tokia specialybė gyvensenos medicina. Ir man tada buvo toks, wow, kaip čia įdomu, čia ateina žmogus ir tai visapusiškai gali jam padėti. O kažkaip tas ligų gydymas, aš labiau linkusi užkirsti kelią. Ir ko gero, dabar, man yra 26 metai ir kol kas mano gyvenime, manau, tai buvo sunkiausias sprendimas tiesiog išeiti iš Vilniaus universiteto, kai liko realiai 1 metai. Ir tai buvo viso gyvenimo tikslas, to odontologija. Ir įstojau į Vilniaus kolegiją, į dietetikos profesiją ir dabar esu 3 kurse. Ir tai yra vienareikšmiškai geriausias mano sprendimas priimtas. Iš tikrųjų, kai atsiduri savam kely, tai visas galimybės tada atsiveria. Kaip įdomiai, ne? Kaip galima. Tėvai nesuvalgė? Ne. Kaip matom, ne. Viskas gerai. Bet, o iš kur tas poreikis, ir pati užsiminėjai apie tai, ar ne, kad visą laiką, net ir studijuojant odontologiją, ar ne, buvo tas noras ir domėjimasis sveika mityba. Iš kur, iš tėvų, iš mokyklos, iš kur visą tai? Tikrai ne iš tėvų ir tikrai ne iš mokyklos.
Net sunku pasakyti, iš kur jis toksai, iš manęs tikriausiai, iš pačios savęs. Tikrai aš nebuvau vaikystėje vaikas, kuris ten labai sveikai valgė, tikrai kepdavau dešrą ant keptuvės su kirčiu ir valgydavau su kečupu, bet kažkaip pati, kai pakeičiau tą mitybą ir pajaučiau tą poveikį, kiek tai duoda energijos, kaip tai tarsi, nežinau, atrodo, kad smegenys visiškai kitaip veikia. Aš tikrai dirbu nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro ir aš vakare viską normaliai galiu dar daryti su mano tiesiog ir nuotaika, energija, savijauta, toks noras gyventi ir tai motyvuoja. Bet aš labai daug girdžiu apie žalias daržovės, bet valgot ir mėsą ir Mėsos aš nevalgau, todėl kad aš jos nemėgstu, bet ne dėl to, kad ten draudžiu savo ar panašiai žuvį, tai tikrai valgau, labai mėgstu tiek riebę, tiek neriebę, ankštinius taip pat kaip baltymų šaltinį, tiek avinžirnius, tiek tas pačias pupeles, įvairius troškinius mėgstu su daržovėm ir panašiai. Tai dalinai vegetarinė mityba beveik. Dalinai taip. Dalinai taip, pieno produktus taip pat sūrius, feta, buratą ir panašiai mozzarella, tai lygiai taip pat. O fermentinis? Fermentinį sūrį aš nelabai jo mėgstu, man kažkaip gal nepatinka tai, kad jo skonis toks neintensyvus, bet kietą sūrį tai labai labai mėgstu. Ir ten beje, vyresnio amžiaus žmonėm irgi labai gerai, todėl kad ten yra labai kalcio daug. Ir netgi iš odontologinės pusės esu girdėjus rekomendaciją, kad tą sūrio gabalėlį reikia prieš einant miegoti tiesiog sučiulpti ir eiti miegoti. Ir tas kalcis, nežinau, kiek tai yra tiesa, bet taip, anksčiau bent jau tai buvo sakoma, kad tai gali padėti nuo visų kariesų kaip prevencijos priemonė. Kadangi mes čia turim dar ir pusiau odontologiją, galima taip sakyti, ar ne, tai pakalbėkim apie mitybą naudingą mūsų burnai, dantims, kur irgi labai labai svarbu. Ar ne, ką reikėtų, kaip reikėtų valgyti, ar po kiekvieno pavalgymo reikėtų išsiplauti dantis, ar po tam tikrų maisto produktų reikėtų išsiplauti dantis? Labai geras klausimas. Po valgio plauti dantų ne tai, kad nerekomenduojama, bet negalima. Nes įsivaizduokite, jeigu jūs paimat rūgšties ir užpilat ant kažkokio tai metalo ir paimat švitrinį popierių ir dar pabrūžinat. Tai lygiai tas pats su dantim. Mes kai valgom, terpė burnoje pasikeičia į rūgštinę ir mes, kai su dantų šepetėliu dar brūžinam, tai mes tą emalį ir brūžinam, ar ne? Kankinam. Taip, ir nors emalis yra vienas tvirčiausių apskritai organizme audinių, bet vis tiek su laiku jisai plonėja, tada mes prieinam prie kito danties sluoksnio ir prie dar kito danties sluoksnio ir tada atsiranda tai jautrus dantis, tai nuo šalto vandens jautru ir panašiai. Tai po valgymo tikrai nereikia dantų valyti, ką galima padaryti, tai praeiti su tarpdančių siūlu ir praskalauti tiesiog su šiltu vandeniu. Tai šitą tikrai galima padaryti. Apie mitybą dantim kažko specifiško kaip ir nėra. Kalbant apie vaikus, tai labai svarbu duoti jiem kieto maisto, nes dabar, ką matau, kad vaikai dažnai valgo tyreles, visokį trintą dalyką ir labai dabar padidėjo ortodontų poreikis, kad jie plėstų žandikaulius, todėl kad žandikauliai apskritai kaulas ir raumuo nesiformuoja, kai nėra to kramtymo veiksmo. Tai vaikam kietos daržovės, kieti dalykai yra tiesiog privalomas dalykas, jeigu norima užkirsti kelią visom ortodontiniam problemom, dantų susigrūdimui ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, numeris 1. Aišku, burnos higiena labai svarbu, bent jau reguliariai lankytis, nes mes nematom kai kurių dalykų, kurie jau ten yra. Ir lygiai ta pati priešuždegiminė mityba, todėl kad dantenos juk yra ten labai visa kraujotaka ir panašiai, tai lygiai tos pačios iš esmės rekomendacijos. Iš esmės, antiuždegiminė mityba mes kaip paimam, tai visoms sveikatos būklėm tinka. Jo. O dabar jeigu kalbant vis tik tai, pavyzdžiui, nusidėta sveikos mitybos principam ir suvalgytas koks nors saldumynas, ar ne? Kaip yra su saldumynu? Ar irgi, aš jį suvalgiau, tarkim, 13 valandą ir aš vakare tik tai valysiuosi dantis, tai viskas gerai, aš ir galiu tik tai vakare valytis, ar vis tik tai reikėtų kažkokį tarpą padaryti, kad nevyktų tie procesai griovimo, ar ne?
ir išsivalyti, kaip čia reikėtų daryti? Visų pirma, tai saldainis nėra nuodėmė. Per dieną desertas yra vos neprivaloma, todėl kad kada sau draudžiam. Valio! Pati geriausia naujiena. Taip, todėl kad iš esmės, kada sau draudžiam Pati geriausia vedėja. Prašau parašyti 10. Negaliu. Aš saldumynų nemėgstu. Jo, kada sau draudžiam kažkokios tai grupės produktą arba tos pačius saldumynus, tikrai jeigu suvalgysim saldainį per dieną, tikrai nieko neatsitiks ir tuo labiau ir nuotaika pakelia ir viskas su tuo yra tvarkoj. O aš dabar visą savaitę sau neleisiu saldainio, paskui šeštadienį nutrūksiu. Kaip malonu. Jo, paskui šeštadienį suvalgysiu maišelį. Tai kam to reikia? Jau geriau kasdien po tą truputį. O kalbant apie dantis, tai idealiu atveju prasiskalauti su vandeniu, galima pakramtyti gumos su ksilitoliu, kas veikia vėlgi karioso tai prevencijai. Ir tiek. Labai naudingas šiandienos pokalbis. Prašau, dar kolegos, gal turit kažką paklausti, išnaudokim visus resursus, nes mes turim super mega žmogų, kuris dar ir gali pasakyti apie odontologinius. Taip, kaip rytas prasideda, nes aš turiu 2 dukras, kas man yra labai aktualu, tai iškart dantų priežiūra. Nes atsikeli, tada pirmiausia išsivalai dantis, tada atsigeri vandens. Taip. Ir po to jau pradedi tikrai valgyti, jo, nes pas mus labai dažnai vyravo toks, kad tu pirmiausia pavalgai, tada išsivalai dantis. Tai čia jau mes išsiaiškinam, kad tą, ir aš dar būtent dėl to vandens užgerimo, kad visos mūsų bakterijos skaupusios per naktį, kad nenueitų iškart į organizmą. Taip, teisingai? ir idealiu atveju dar liežuvį, jeigu nusivalom, tai iš vis tada puiku. Supratau. Gerai, kad dabar jau pradėjom apie tos ir neskalavimą, visą kitą. Kaip turėtų atrodyti dantų valymas? Vat tas tikrai, kad maksimaliai gerai išvalyta burna ir dantys būtų. Nieko kažko ekstremalaus nėra. Ryte vakare valom dantis su dantų šepetėliu. Aišku, dabar jeigu įsivelsiu į technikas, tai ilgai užtruksim, bet esmė yra, kad dantų šepetėlis turėtų būti 45 laipsnių kampu pakreiptas į dantenas, kad mes išvalytume tą tarpelį tarp danties ir dantenos. Tai ten tie šiureliai turėtų užkliūti. Aš pati asmeniškai naudoju ultragarsinį šepetėlį, nes jis tiesiog vibruoja ir ten viską labai gražiai išvalo tas dantenų vageles. Dantų siūlas kartą per dieną, geriausia vakare. Dantų skalavimo skysčiai tikrai nėra būtini, nebent jeigu jūs esat po šalinimo danties ar kažkokios tai operacijos ir gydytojas odontologas paskyrė tai naudoti. Toliau, jeigu yra krūminiai dantis, kuriuos sunkiau pasiekti, tai puikiai tinka vieno danties šepetėlis. Apie vaikus kalbant, tai pratinti rekomenduočiau ne nuo to momento, kai jau pirmas dantis išdygsta, bet dar prieš tai. Tiesiog su merliuku ar ten su tuo, kur būna ant piršto užsideda šepetėliai, tiesiog tas dantenas masažuoti ir ugdyti įprotį. Vaikams maždaug iki 7 metų turėtų dantis valyti tėvai. Bent jau jie gali išsivalyti patys, bet tėvai turėtų pervalyti, nes vaikas maždaug nuo 7 metų, jo ta smulki motorika, kada jis jau gali rašyti, tada jis jau gali ir dantis kokybiškai išsivalyti. Bet iki to laiko turėtų tėvai padėti. Pasitaisysiu. Aš dar irigatorių naudoju. Jo, labai irgi geras dalykas, taip. O aš į irigatorių šiek tiek piluosi vandenį skiedžiu su skalavimu skysčiu, man taip skaniau. Geri? Turiu omeny, ne, aš negeriu, bet man gaiviau tiesiog yra, dar gaiviau. Nieko blogo neturi, kai kurie skalavimo skysčiai, tik tai reikėtų žiūrėti, kad būtų be alkoholio, nes jie tada tas dantenas neigiamai veikia, tiesiog sausina. Aš dar kažką norėjau paklausti, bet pamiršau dabar apie valymo trukmė. 2 minutės kaip minimum. Kaip minimum. Taip. Ir tos 2 minutės dažniausiai nestovim ir neskaičiuojam iki tų 2 minučių. Kažką užsigalvojam ir nutrūksta tas skaičiavimas. Ultragarsinis pats paskaičiuoja. Jo, ultragarsinis pats paskaičiuoja, tai jo, bet aš iki ultragarsinio tai turėjau smėlio laikroduką. Labai gerai veikia. Tiesiog pasakė ir kol ten sudėti. Dabar yra ir telefonuose galima laiką užsistatyti. Taip, bet iš ryto dar apsimiegojus kartais ten tą telefono nesinori žiūrėti. Tai smėlio laikrodukas toks labai fainas dalykas. Taip, bet 2 minutės yra tas laikas. Tai žodžiu, mes išmokom šiandien viską. Ačiū labai, buvo labai skanu, buvo labai išsamu ir buvo labai naudinga. Taip.
Labai. Dėkui. Ačiū Jums.